Ko gero žinai, kad NPD gali ne šiaip sumažėti, jis gali visiškai išgaruoti. Darbdavys kiekvieną mėnesį mato atlyginimą ir pagal jį taiko neapmokestinamąjį pajamų dydį. Bet metų pabaigoje VMI mato jau ne vieną atlyginimą. Ji mato beveik visas apmokestinamasias pajamas. Pavyzdžiui, pajamas iš kitos darbovietės, individualios veiklos, nuomos, dividendus, MB nario 02 kodų deklaruotas pajamas ir taip toliau. Ir štai čia prasideda pavasarinės mokesčių kapinės. 2026 metais, kai bendra metinių apmokestinamųjų pajamų suma pasiekia 32 129,88 eurus, įprastas metinis NPD tampa lygus nuliui. O net ir nepasiekus šios ribos papildomos pajamas jau gali sumažinti priklausantį metinį NPD. Jeigu darbovietėje visus metus NPD buvo taikomas, deklaruojant gali paaiškėti, kad dalį sutaupyto pajamų mokesčio teks primokėti. Jeigu žinoma, kad šiais metais bus ne tik atlyginimas, verta įsivertinti du variantus. Pirmas, pateikti darbdaviui prašymą NPD netaikyti. Kiekvieną mėnesį į sąskaitą įkris mažiau, bet pavasarį VMI neatneš staigmenos su mokėjimo mygtuku. O jeigu paaiškės, kad metinis NPD vis dėlto priklauso, jis niekur nedings, jį bus galima prisitaikyti, deklaruojant ir susigrąžinti pajamų mokesčio permoką. Antras variantas – NPD palikti. Pinigus naudoti čia ir dabar, o kitais metais trūkstamą pajamų mokestį sumokėti jau šiek tiek nuvertėjusiais pinigais. Ir tai nebūtinai blogas sprendimas. Blogai tik tada, kai deklaracijoje atsiranda mokėtina suma, o galvoje vienintelis klausimas – iš kur ji čia atsirado. NPD nėra galutinė valstybės dovana. Tai tik metų eigoje preliminariai pritaikytas mokesčio sumažinimas, kuris pavasarį perskaičiuojamas. Taigi protingų sprendimų.